Pola yra skėtinė pacientų organizacija ir viena didžiausių pacientų organizacijų Lietuvoje. Drauge prieš vėžį yra tas šūkis labiausiai apibūdinantis mūsų veiklą. Viena tai yra bendruomenės aspektas, paciento aspektas, kad drauge sutikti tą žinią apie vėžį, drauge įveikti visą kelionę per vėžį ir po to išgyventi tą nuolatinę baimę, kad liga grįš ar jinai negrįš, išsilaikyti šitom remisijos kelyje drauge, palaikant vienas kitą yra lengviau. Taip pat drauge prieš vėžį apima ir bendrystę su sveikatos priežiūros specialistais. Nes nei vienas pacientas, jisai ligos kelionėje nėra vienas pats. Jisai yra lydimas sveikatos priežiūros specialistų ir drauge kovoja prieš šitą ligą. Kitas aspektas yra politikai, yra tie, kurie priima sprendimus, kurie aktualūs pacientam, kad galėtų kartu lengviau įveikti ligą, tiek finansinius klausimus, tiek sveikatos klausimus spręsti, tai vėl drauge pasiūlyti sprendimus, įgarsinti aktualijas ir ieškoti, tai vėlgi yra drauge lengviau. Ir turbūt paskutinis tas mūsų partneris, tai yra žiniasklaida. Žiniasklaida, su kurios pagalba mes įgarsinam problemas ir padedam pasiekti sprendimų priėmėjų ausis ir padidinti motyvaciją. Mes dažnai girdim, ar ne, kad labai puikiai veikia vėžių sergančių vaikų fondai, surenkamos didelės sumos ir taip toliau. Tačiau ką svarbu pažymėti, kad vėžių vaikų suserga per metus iki 100. Tuo tarpu suaugusių žmonių suserga kasmet 18 000. Tai yra 50 kasdien, skaičiuojant šeštadienius, sekmadienius. Kiekvienam surinkti paramos ir padėti ar ne išspręsti problemą yra neįmanoma. Todėl buvo galvojama, koks tas gali būti būdas padėti kiekvienam, sumažinti finansinę naštą kiekvienam, ir taip gimė Pola kortelės iniciatyva ir idėja, kuri apjungia, kviečia partnerystę į verslo įmonės, kultūros įmonės, kad sumažintų finansinę naštą onkologiniam pacientam. Šiandien mes turim su Pola kortele daugiau negu 160 partnerių verslo įmonių, turim daugiau negu 80 kultūros partnerių, kurie teikia nuolaidas arba tam tikras prekes paslaugas iš vis dovanoja. Ir pagal mūsų apklausos duomenis, mūsų bendruomenės narių 40% jų sako, kad per mėnesį tai padeda sutaupyti nuo 20 iki 50 eurų. Paskaičiavus per 10 metų, kiek veikia Pola kortelė, tai susidaro 35 milijonai eurų, kokia yra, sakykime, ta tokia apčiuopiama organizacijos nauda. 2017 metų pradėjom teikti psichologo konsultacijas, dietologo, teisininko konsultacijos, nes žmonėm reikia išsispręsti ne tik emocinės sveikatos klausimus, bet tam, kad jisai jautųsi tvirtai, labai yra aktualūs socialiniai klausimai, finansiniai klausimai. Tai mes turim veikiančią pagalbos liniją, kur ir mūsų darbuotojai atsako į nemažą dalį klausimų, tačiau jeigu klausimas yra unikalus, perduodam specialistai, su kuriais dirbam ne vienerius metus, ir jie tada tiek teisininkai, tiek doktologai, tiek psichologai profesionaliai konsultuoja. Turbūt ar ne kiekvienas, kai atsiduria onkologinės ligos realybėje, ar tai būtų pats pacientas, ar jo artimieji šeimos nariai, netgi tas toks įtarimas prasideda nuo informacijos paieškos. Tai mes turim tokią navigacijos sistemą, ją taip ir pavadinom, kad padėtų, kaip su mašina keliauji per vėžio, jau, tarkim, nuo taško iki taško, taip ir sužinojęs vėžio diagnozę, kad tu teisingą tašką pasiektum. Tai visų pirma, tai yra internetinis portalas priešvėžį.lt, kur įėjęs, pasirinkęs tam tikrą ligos etapą, ar laukiama diagnozės nustatymo, ar laukiama gydymo, ar aktyvus gydymo etapas, ar remisija, gali pasirinkti, pro kurias duris įeisi, yra klausimų sąrašas ir atsakymai į juos. Teisingi, paremti, mokslinė gydytojų paremta informacija. Taip pat turim ir tokią gyvąją savanorių liniją, juos vadinam pacientų gidais, turim apie 60 jų, kur skelbiam informaciją, jų amžių, jų ligos lokalizaciją, kad žmonės galėtų pasiskambinti ir vėlgi gauti tą informaciją iš patikimų lūpų. Pola suteikia ne tik praktinę pagalbą, nuo teisinių klausimų iki emocinės paramos. Jų dėka pacientai gali rasti kelią per sudėtingą gydymo procesą, tačiau tikrasis kelias kiekvienam žmogui yra labai asmeniškas.